Sveiki, mano vardas Vytautas, aš atstovauju Fortinet saugumo gamintojam ir ačiū Ąžuolui, pakankamai detaliai papasakojo, iš ko susidaro visas NIS2 ir šitą jau nebegrįšiu, kam jis taikoma ir kokios baudos gresia, kas dažniausiai būna įdomiausia dalis visiems arba daugiausiai dėmesio pritraukia. Aš papasakosiu, mano pranešimo tema yra NIS2 technologijos ar žmonės ir procesai, kas iš principo jie visi trys yra labai svarbus ir direktyvai daugiausia dėmesio ir yra stiprinimui skiriama. Ir visos trys dalis yra labai aktualios. Bet pabandysiu atsakyti klausimą, ar technologijos gali padėti dalį žmonių ir procesų iššūkių padengti. Taip, pas mane turinys yra pagrindinės dalis, tai bendrai. Aš pasakosiu gal plačiau, kas yra technologijų konsolidavimo strategija, kur Gartnerio vizija, kokia ateitis ir kur visas pasaulis po truputį važiuoja ir kaip šitas integruotas kibernetinio saugumo platformos požiūris gali padėti tuomet, kai yra kvalifikuotų darbuotojų trūkumas, kai yra procesai ne visi išbaigti, kaip technologijos gali šitoje vietoje padėti. Beveik viso metu pranešimo kalbėsiu apie platformą pačią. Platforma susidaro iš daug skirtingų sprendimų, bet pačioje pabaigoje vis tiek parodysiu detaliai maždaug, kokie konkretūs sprendimai yra reikalingi pagal NIS2 jau dabar aiškės tokias gairias ir, žinoma, atsižvelgus į ISO 27001 paminėtą ir kaip SANS institutas rekomenduoja jas taikyti. Tai technologijos ar žmonės ir procesai? Visi svarbus, tačiau realiam pasaulyje nėra viskas taip paprasta. Yra didelis kibernetinių specialistų trūkumas, 70% organizacijų globaliai jau susiduria su kvalifikuotų kibernetinio saugumo specialistų trūkumu. Dažnai tą patį girdime ir Lietuvoje, iš Lietuvos organizacijų. Taip globaliai skaičiuojame, kad trūksta šiuo metu apie 3 milijonų darbuotojų šioje industrijai. Tai, kad bus priimtas NIS2, pas mus ar TIS2 lietuviškai, ar gal NIS2 naudosim, tai nuo to neatsiras rinkoje daugiau specialistų, o įmonėms kažkaip reikės su to spręsti šitą problemą. Procesai taip pat gali būti paruošti, bet kaip ir minėjo Ąžuolas, labai svarbu, kad paskui jos vykdytų ir laikytųsi jų. Tai labai svarbi sudedamoji dalis. Ir šitoje vietoje technologijos taip pat gali padėti. Aš matau, kad jeigu būtų visos lygiavertės, galim pabandyti išplėsti taip, kad dalį vieno ir kito domeno apimtų šiek tiek ir technologiją. Naujausi Gartnerio tyrimų duomenys rodo, kad organizacijos jau vykdo tiekėjų konsolidavimo strategiją, siekdamas sujungti skirtingus produktus ir tiekėjus į kibernetinio saugumo platformą. O nauda yra akivaizdi. Didesnis efektyvumas, platesnė aprėptis ir matomumas, lengvesnis valdymas ir natūralų išlaidų taupimas. Jau 97% įmonių yra nusprendusios, kad per artimiausius 3 metus bus jų strategijoje šitą konsolidavimo mintis tokia. O 75% didelių įmonių pasaulyje jau pradėjo vykdyti konsolidavimo tą strategiją. Ir Lietuvoje turime pavyzdžių, kur įmonės pradeda taikytis ir žiūrėti. Tai kas ta konsolidavimo strategija ir iš ko jin atrodo? Tikrovė tokia, kad dauguma organizacijų bandė apsaugoti savo tinklus ir infrastruktūrą, diegdamos daugybę įvairių priemonių ir sprendimų. Kaip taisyklė, dažniausiai jos diegia ne tuo pačiu metu, taip pat net ne tie patys žmonės. Galiausiai turime daug skirtingų gamintojų, skirtingų produktų, kur kiekvienas dirba individualiai ir vienas su kitu niekaip net nekomunikuoja. Vienas iš tokių būdų jos apjungti buvo standartinis sprendimas, tai yra SIEMas, kuris surenka pranešimus iš visų sistemų ir tuomet jau bandoma išfiltruoti kažkokius neįprastus įvykius ir taip kažkaip spręsti tą atskirų sistemų gyvenimą. Tačiau daugelis šios srities specialistų sutinka, kad tikrasis sprendimas yra sumažinti kibernetinio saugumo tiekėjų skaičių iki lengviau valdomų ir sudaryti sąlygas jiems bendrauti tarpusavį, perduodant informaciją apie kompromitavimo požymius, grėsmių signatūras ir galinti jas sąveikauti automatiškai tarpusavėje, be žmogaus įsikišimo. Viena didžiausių pasaulinių IT konsultacijų įmonių Gartneris šį metodą vadina Cyber Security Mesh architektūrą ir pristatė ją mažiau negu prieš 2 metus. Tai nėra kažkoks sprendimas, tai yra tiesiog vizija, kurios link eis dauguma didžiųjų kibernetinio saugumo gamintojų bei organizacijų.
ir tai būtų lengva įgyvendinti, ar ne, jeigu mes viską pradėtume nuo nulio. Tačiau esam tokioje situacijoje, kur jau būna pakankamai mišrus ūkis. Realybėje konsoliduoti atskirus produktus į kibernetinio saugumo platformą nepavyksta per vieną naktį. Tai pirmasis žingsnis yra bendradarbiauti su gamintojais, kurie kūrė savo produktus atsižvelgdami į integraciją ir automatizavimą. Ir laikui bėgant kurti savo platformą. Šiandien daugelis klientų turi daugiau negu 20 skirtingų gamintojų save tinkle. Tiek saugumo, tiek tinklo. Mes norim juos traukti kelionę, kuri galiausiai padės jiems sukurti 2 ar 3 integruotas platformas, o ne 20 produktų, kurie veikia atskirai. Tačiau jo, ir vėl mes šito nepasieksime. Tai bus kelionė. Fortinet įmonė jau beveik 10-metį, beveik dar nėra 10, bet jau greitai bus. Taikom tą patį metodą ir vadinam jį Fortinet Security Fabric. Svarbiausia, kad daugybė saugumo tinklo įrenginių, nepriklausomai nuo to, koks tiekėjas juos teikia, palaikytų ryšį tarpusavį ir sąveikautų. Šitas mūsų Fortinet Security Fabric tai nėra produktas, tai irgi yra vizija ir toks įsipareigojimas iš mūsų kaip gamintojų, kad mūsų visi produktai, kuriuos mes kūrėme ir kuriuos kursime ateityje arba kuriuos turim, kaip jas vystysim, jų bus kryptis tokia, kad jie vienas su kitu turės tik dar labiau įsiintegruoti, dar daugiau automatizuotis ir dar daugiau dalintis visą grėsmių informaciją. Tai viską apjungia mūsų dar FortiGuard grėsmių žvalgybos centras ir labai svarbi dalis, tai yra, kad mūsų sprendimai labai gerai integruojas tarpusavį. Tačiau labai svarbu paminėti, kad sistema nėra uždara ir skirtingo lygio yra integracijos su trečių šalių sprendimais. Ir tai yra iš tikrųjų tas tikrasis kelias, kaip reiktų vystyti visą šitą dalį. Taip. Džiaugiamės, kad Gartneris jau pripažįsta poreikį ir pakartoja tai, ką Fortinet propaguoja jau daugiau negu 10-metį. Čia yra toks timelinas, kada mes pradėjome taikyti tą integruotą platformą. Gartneris tai pristatė 22 metų pabaigoje. Tai mes jau esam pakankamai daug nuėję ir šitoje vietoje tikrai jau turime platformą, kuri integruota, automatizuota, tokia, kokia yra šiandien. Kai jau susipažinom su pačiu to požiūriu į integruotą kibernetinio saugumo platformą, dabar galim panalizuoti, kaip tos technologijos ir integruotas požiūris gali padėti spręsti žmonių trūkumo problemą ir pagerinti kibernetinį saugumą ruošiantis NIS2 direktyvos atitikimams. Tai pagrindinės tokios galbūt 4 sritis galime išskirti. Tai automatizavimas ir dirbtinis intelektas, vieninga valdymo platforma ir integruota ekosistema. Nes automatizavimas sumažina darbo krūvį darbuotojams, leidžiant jiems skirti dėmesį į vertingesnės užduotis, kuomet sistema dalinasi aptiktų grėsmių informaciją su kitomis platformomis ar sprendimais, atsiranda galimybė automatiniams reagavimams į incidentus, taip sumažinant darbuotojų kvalifikacijos trūkumo poveikį bendram įmonės atsparumui. Ir tam visiškai nereikia žmogaus įsikišimo. Vieninga valdymo platforma tai toks centralizuotas požiūris, kuris supaprastina saugumo valdymą ir leidžia organizacijoms taikyti nuoseklias saugumo politikas visoje tinklo infrastruktūrai. Natūralu, kad ir apmokyti darbuotojus dirbti su vieno gamintojo sistema visa ir išlaikyti aukštą kompetencijos lygį yra lengviau negu su daug skirtingų. Ši integruota ekosistema leidžia organizacijoms panaudoti esamas investicijas į saugumo infrastruktūrą, kadangi gali veikti tarp skirtingų gamintojų ir kartu išplėsti savo galimybės reaguoti į kintančias grėsmes. Taip pat integruotas platformos požiūris padeda ir procesus optimizuoti. Jisai skatina integruoti saugumą į kiekvieną organizacijos veiklos aspektą, įtraukiant ir procesus. Tai ne tik padidina efektyvumą, bet ir sumažina priklausomybę nuo specifinių įgūdžių reikalingų automatizuoti įprastą saugumo užduotis. Iš karto galima įgyvendinti nustatytas saugos politikas, automatizuoti jos pagal numatytus procesus be žmogaus įsikišimo. Taip organizacijos gali supaprastinti ir sumažinti tą rankinio tokio darbo, net ir vykdant procesus. Tai padeda užtikrinti saugumo priemonių nuoseklumą visoje tinklo infrastruktūroje, net jei nėra specifinių žinių apie procesų kūrimą ir jų valdymą. Nuolat stebėdamas tinklo srautą ir analizuodamas saugumo kontrolės priemonės pagal kylančias grėsmes, organizacijos gali užtikrinti nuolatinę atitikti reikalavimams, nes ir nereikia paskliauti vien tik tai rankiniais procesais šitoje vietoje. Šis prisitaikantis požiūris padeda organizacijoms
spręsti saugumo iššūkius dinamiškoje aplinkoje. Integruota ta technologinė platforma, ar ne, jinai išplečia kibernetinio atsparumo galimybės. Mes kalbėjome apie žmonės ir procesus, kaip gali padengti šitą dalį, tačiau kaip yra, nes du reikalavimas yra konkrečios techninės priemonės, kurios yra būtinos ir kaip tas integruotas požiūris gali praplėsti netgi ir techninių priemonių reikalavimus ir suteikti dar daugiau negu vien tik tai kažkokią vieną užduotį atlikti ar kitą. Tai padeda organizacijoms išlikti atsparioms ir kintančių grėsmių akivaizdoje, kadangi sistema vis tiek dinamiškai pristaiko prie aplinkos realių laikų. Tai yra vieningas požiūris, yra unikalus rinkoje ir užtikrina nuoseklį ir visapusišką apsaugą visame organizacijos tinkle. Atsiranda galimybė įgyvendinti tikrai nulinio pasitikėjimo Zero Trust saugumo modelį, kad ne tik kažkurioje vienoje dalyje ar domene, o išplėsti pilnai. Tai Fortinetas siūlo tokį holistinį požiūrį į kibernetinį saugumą, derindama pažangės technologijos, automatizavimą ir dirbtinį intelektą, kad padėtų organizacijoms padidinti atsparumą prie nuolat besikeičiančių grėsmių. Ir kalbėjau apie integruotą platformą, tačiau gale dienos vis tiek platforma yra sudaryta iš atskirų konkrečių produktų ir tada būna klausimas, kaip juos atsirinkti. Galima juos pasižiūrėti NIS2 gairėse, ten yra taip gal irgi abstrakčiai šiuo metu parašyta, tačiau irgi yra išvardinta. Tam pagalba atkeliauja SANS institutas. SANS instituto specializacija yra kibernetinio saugumo mokymai, sertifikavimai ir moksliniai tyrimai. Šitą organizaciją įkurta daugiau negu prieš 30 mečius ir tapo viena patikimiausių ir žinomiausių institucijų kibernetinio saugumo mokymų srityje. SANS kartu su Fortinetu parengė gaires, kaip įgyvendinti NIS2 techninius reikalavimus, vadovaujantis SANS kibernetinio saugumo gairėmis. Tai šitoj vietoj SANS institutas yra nustatęs tokias 5 pagrindinės sritis, kurios sutampa su NIS2 reikalavimų gairėmis ir padarė tokį sąryšį su konkrečiais sprendimais, kurie padengia ir išpildo vieną ar kitą techninį reikalavimą. Tai turto valdymas yra logiškas pradinis bet kokios saugumo programos žingsnis, nes nurodo, ką reikia apsaugoti. Kai komandos jau supranta, ką turi pas save ir kokios yra susijusios rizikos, atsiranda galimybė kontroliuoti prieigą prie šitų resursų. Natūralus sekantis žingsnis, siekiant sumažinti rizikos domenus, juos segmentuojant bei reaguojant į grėsmes ir atlikti aktyvę stebėseną tiek vartotojų, rinkinių ar tinklo. Tai labai svarbu reaguojant į kibernetinių saugumo incidentus ir padedant nustatyti, kas nutiko ne taip. Kibernetinės rizikos vertinimas ir analizė, tai kaip ir saugos ar finansinės rizikos analizė, turėtų būti įprasta bet kurios įmonės užduotis. Rizikos vertinimas atsako į tokį paprastą klausimą. Kaip atrodo tikrai bloga mūsų diena ir kokia yra jos tikimybė, atsižvelgiant į mūsų infrastruktūros atsparumą. Čia jūs galite pamatyti, kokie konkretus sprendimai iš Fortineto portfolio gali padengti vieną ar daugiau skirtingų reikalavimų sričių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad dažnai vienas produktas gali padengti daugiau negu vieną reikalavimų sritį. Kai kurias yra persidengę. Tai šitoje vietoje nėra tiesiog vieno labai paprasto varianto, ką daryti. Tačiau matome visi individualūs sprendimai. Ir tokie, pavyzdžiui, kaip ten ugnesinis, ar privilegijuotų vartotojų kontrolės sistema, ar EDR, ar SWAR. Tarpusavį integruojasi bei sudaro vieningą kibernetinio saugumo platformą, kuri keičiasi tarpusavę grėsmių informaciją, suteikia platų matomumą ir atsiranda automatizacijos galimybės. Taip mes galim eliminuoti žmogaus įsikišimą į rankinį procedūrų vykdymą. Gartner analitikai konstatuoja, kad integruota platforma yra kur kas efektyvesnė nei atskiri sprendimai, net jeigu jie yra patys geriausi savo klasėje. Tačiau jeigu jie negali integruoti su visa organizacijos architektūra, ir tokių sprendimų reikėtų vengti ateityje. Tai visgi technologijos ir žmonės ir procesai. Visi yra tikrai svarbus ir vienas negali pakeisti kito. Tačiau integruotas technologijų požiūris, toks kaip Fortinet Security Fabric, gali padėti organizacijoms įveikti įgūdžių stygių bei optimizuoti procesus. Aš savo pranešimą baigiau ir jeigu yra kokių klausimų, galėčiau juos atsakyti. Mano kontaktai ekrane ir galite kreiptis dabar arba bet kada vėliau.